Gerbiami svečiai, mieli choristai, brangūs muzikos mylėtojai. Sveikinu jūs visus susirinkusius į ypatingą šventišką popietę Domeikavos mišraus choro Versmė 30-mečio jubiliejinį koncertą. Jūsų plojimai! 30 mečius šis choras džiugina mus savo dainomis, vienija bendruomenę ir įprasmina meilę muzikai. Tai ne tik kolektyvas, tai gyva tradicija, širdžių skambesys, kuris jungia kartas ir istorijas. Šiandien kviečiu jūs į muzikinę kelionę pasiklausyti, prisiminti, pasidžiaugti ir pasveikinti vieni kitus su šia gražia sukaktimi. Tegul ši popietė būna kupina šilumos, prisiminimų ir dainos, nes čia švenčia Versmė, o kartu ir mes visi. Ypatingai džiugu, jog šiandien šioje šventėje dalyvauja ir drauge su Versmės mišriuoju choru džiaugiasi šie garbūs svečiai. Kauno rajono savivaldybės administracijos vicemeras Lukas Alsys. Lietuvos Respublikos Seimo narės Ramintos Popovienės patarėjas Skirmantė Subačienė. Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Rūta Butkuvienė. Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Regina Lukoševičienė. Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Živilė Jurgaitienė. Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Jagrienė. Domeikavos seniūnijos vyriausioji specialistė Jolanta Domarkienė. Domeikavos gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ada Micpovilienė. Tad pradėkime šventę su džiaugsmu širdyje ir pagarba tiems, kurie 30 metų kūrė šį gražų muzikos šaltinį. Čia žolynai ir vėjas. Iš čia aš atėjus. Čia aš gimiau. Čia mano namai. Čia mano kelio pradžia. Kasgi esu aš? Aš daina skambanti laukais. Aš laisvas vėjas keliantis bures. Aš giesmė, gaudžianti bažnyčios varpais. Aš muzika tyliais vakarais. Čia
kasgi tu esi? Aš esu muzika, širdžių plakančių vienu ritmu. Aš pavasarinio upelio skambanti versmė, nešanti mūsų jausmų virpesius į susiliejančią garsų upę, kad pakeltų paukštį dainai su ryto saulės spinduliais. Nuo šypsenų žmonių ryškiau nušvinta saulė. Nuo juoko čiulba paukščiai medžių šakose. Tuomet lengviau eini per platųjį pasaulį. Atrodo, žemės kojom jau nebelieti. Nepaprastai graži. Kaip dovana draugams, teskamba saulėta daina.
Dėkoju už jūsų aplodismentus. Na, o dabar į sceną nekantrauju pakviesti ypatingą šio jubiliejinio koncerto svečią, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistą Tomą Pavilionį. Pasitikime plojimais. Sveikas, Tomai. Galų gale tavęs sulaukėm 20 metų. Mes šio nuostabaus vyruko nematėme. Bet dabar turim didelę šventę būti kartu. Praeitais metais Tomas šventė savo 40-mečio jubiliejų ir savo kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejų. Ar teisybė? Taip, teisybė. Ir mes būtent susitikom su juo Filharmonijos salėje. Ir tiek apsidžiaugėm vieni kitais, nuo to ilgo nesimatymo, kad nusprendėm, kad Tomas mūsų jubiliejuje turi būtinai dalyvauti. Keli žodžiai apie Tomą. Kai Tomas pas mus papuolė, jisai turbūt buvo 18 metų. Labai jaunas. Daugiausiai, gal ir mažiau. Gal ir 17 net. Taip. 23 metai atgal tai. 23 metai atgal, bet ir 23 metai atgal. Ai, tai gal dar... Kai paskutinį kartą matėmės. Taip. Bet kai mes susitikom ir kai Tomas atėjo į mūsų chorą, jau pirmoji repeticijoje Tomas uždainavo Udrio ariją, mūsų moteris pilna žodžio prasme išprotėjo. Atrodė, kad visom akis lipa iš orbitų. Taigi, tas didelis džiaugsmas turėti Tomą šalia lydėjo mus apie 5 metus. Kartu su Tomu mes padarėm ir kompaktinio disko įrašą, kuriame įrašėme mūsų pirmojo choro sąstato netgi 19 kūrinių. Ten kelis kūrinius atlieka ir Tomas visiškai kaip solistas. Ir jisai tada dar nieko tokio nesitikėjo, koks bus jo ta tokia graži ateitis kaip solisto. O aš jam sakau, Tomai, jisai sako, pergyvena, gal ten kažką netaip sudainavau. Tomai sakau, tu pamatysi, kaip už daug metų aš tau priminsiu, kai tu būsi operos žvaigždė. Taigi, aš labai noriu, kad jūs visi darėte tą atostogą. Ir Tomas jums dovanos pavyzdį dainą, kad jisai pratęsia tą saulytę kylančią, o solė mio. Dėkoju vadovui už tokią gražią istoriją, o jums linkiu gražaus klausymo.
Na dar kartelį jūsų gausūs aplodismentai Tomui. Na, o dabar sveikinimo žodį tarti į sceną noriu pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo narės Ramintos Popovienės patarėją Skirmantę Subačienę. Pasitikime. Paplojam, padrasinkime. Mikrofoną tikrai duosime, kad jūs visi puikiai girdėtumėme. Prašau. Sveikinu visus susirinkusius į šią nuostabią šventę. Džiugu, kad mylite dainą, puoselėjat kultūrą. Ačiū jums visiems už bendrystę ir noriu įteikti sveikinimą. Gerbiama Kauno rajono Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės mišraus choro Versmė vadovė Rasa Andriukaitienė ir kolektyvo nariai. Nuoširdžiai sveikinu jūs garbingo 30 metų kūrybinės veiklos jubiliejaus proga. Tegul šie metai tampa įkvėpimo šaltiniu tolimesniai meniniai kelioniai,
kupinai naujų idėjų, šiltų bendrystės akimirkų ir neišblėstančios meilės dainai. Jūsų visuomeninė veikla svarbus indėlis į bendruomenės dvasinį, kultūrinį išprusimą, jo turtinimą ir Kauno rajono krašto garsinimą. Tegul ateinantis veiklos metai sėkme paženklina visus jūsų sumanymus ir lūkesčius, puoselėjant bei populiarinant chorinės kultūros tradicijas. Ir kaipgi be dovanų, kartu su sveikinimo Raminta Popovienė dovanoja jums kelionę į Lietuvos Respublikos Seimą jūsų pasirinktu laiku. Dėkojame. O dabar sveikinimo žodį tarti kviečiu Kauno rajono savivaldybės administracijos vicemerą Luką Alsį bei Kauno rajono savivaldybės tarybos narę Rūtą Butkuvienę. Labadiena. Labadiena, brangieji, brangus choro Versmė. Leisiu savo pasakyti fanai, bičiuliai, palaikytojai, mylėtojai ir šito choro puoselėtojai. Sunku kažką pasakyti ypatingai prasmingo, kai šitam chorui tiek pat metų, kiek man. Tai žinot, jūs turbūt daugiau protingų žodžių galėtumėt pasakyti negu aš. Aš tik tai leisiu savo pasakyti tokį pamąstymą, kad yra nepaprastai gražu matyti jūs čia stovinčius, dainuojančius ir tas supratimas, kad atrodo 30 metų. Aš įsivaizduoju, kaip vadovai, tai buvo pradžiam ir sunku, ir visokių iššūkių buvo, bet šiandien jūs atrodot kaip viena šeima. Tai turbūt tas ir yra smagiausias dalykas, kad toje muzikos ir kūrybos versmėje jūs augot kaip bendruomenė, kaip šeima, kaip geri bičiuliai. Aš tikiu, kad pasidalinat ir džiaugsmais, ir skausmais, ir ta kasdienybė yra daug lengvesnė, kai jūs esat visi kartu čia. Tai tiesiog norisi nuoširdžiai jums padėkoti, kad jūs esat šiandien čia. Ne per seniausiai susitikom kitose renginiuose, jūs visą laiką pasipuošę nuotaika gera, šypsena ir jūsų klausytis visą laiką yra ypatingai malonu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu sudalyvauti kartu su jumis ir šiandieną turim atlikti dar vieną svarbią misiją. Mes taip pat turim keletą padėkų, keletą dovanų. Ir norisi įprasminti šitą 30 metų nueitą kelią keliais gražiais žodžiais. Tai visų pirma, ačiū asmeniškai jums. O dabar norėčiau Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno padėką įteikti Agnei Pranculytei Jončienei, Domeikavos laisvalaikio salės mišraus choro koncertmeistrai. Taip pat norėčiau padėką įteikti Gražinai Liudvinskienei, Domeikavos laisvalaikio salės mišraus choro Versmė seniūnei. Taip pat padėka Stasiai Pupiuvienei. Genovaitai Marcinkevičienei. Rolandui Domarkui.
Valerijai Domarkienei. Ir Virginijui Karmonui. Na ir dar, kol atkeliaus pati svarbiausia dovana, noriu pareklamuoti šitą chorą. Su šitų choru mes galėsime susitikti vieną taip pat labai reikšmingą datą. Šiais metais Kauno rajonas minės 70-metį, Versmė 30-metį, tad Liepos 5-6 dienomis minėsime ir švęsime savo gimtadienį ir šis choras taip pat atstovaus Domeikavą ir atsiliks savo kūrinius didžiojoje scenoje. Tad kviečiame visus atkeliauti ir į Raudondvarį. Na ir dabar padėkos padėkom. Bet sako, reikia ir dovanų, kad prie tų dainų būtų ir truputėlis daugiau pramogų. Tai visų pirma, didžiausi ir nuoširdžiausi sveikinimai Rasai Endriukaitienei, mišraus choro Versmė vadovai. Nuoširdžiai sveikinu Jūs ir visą Domeikavos laisvalaikio salės mišraus choro Versmė kolektyvą kūrybinės veiklos 30-mečio proga. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir siunčia šilčiausius linkėjimus. Mažą dovanėlę chorui, papramogauti, išleisti juos kur tik tai norisi. Bet Rasa. Tai ačiū visiems, gražaus toliau popietės. Dėkojame. Dar kartą Jūsų aplodismentai už nuostabas ir dovanas ir už nuostabius sveikinimo žodžius. Paglostė sielą rudens vėjas, į sūkurį lapus pakėlęs. Pribarstė sodos obuolių ir raudonų ir geltonų. Kiek liko tau dienų? To nieks nežino. Ne mūsų tai valia. Sutvarko tai likimas. Prisiminkime tuos, kurie dainavo su mumis, kaip jautėme jų bičiulystę, kurių šiandieną nebėra. Te gieda jiems baltas paukštis danguje. ežere. Kol dar viršūnių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tapim šventai
žodžių. Kol dar į kalną mano kelias, kartoju paprastus žodžius. Tie žodžiai man ir tau. Nakties lietaus miškai, o mirties šviesa. Dėkojame Tomui ir chorui už iš tiesų tokį jautrų, baltą ir nešantį tolyn kūrinį. Laidarnoje pavasaris skambus, o dainose gimtinės keliai platūs. Ilsėtis gera grįžti į namus, tuomet atspindi dangų mūsų akis. Oi,
Širdies lopšyje gimsta nauja gyvybė, kurią kiekvienam mūsų dovanoja pats artimiausias žmogus - mama. Jos rankos glaudžia, veda, moko ir globoja. Tai ji mums atveria vartus, pro kuriuos esame palydimi į gyvenimo kelią. Kviečiame Tomą padainuoti nuostabiausią kūrinį, koks tik tai gali būti Lietuvoje. Tai švelnumas. Tomai, prašom.
nuoširdžiausius aplodismentus Tomui. 30 pavasarių skraidino obelų žiedlapius, didžiavosi kaštonų kandelabrais, kvepėjo ievomis ir alyvomis. O jūs, versmiečiai, kasmet suskambėdavote naujais kūriniais ir taip sukrovėte kupiną kraitį chorinių kūrinių, kuriuos padovanojote mylintiems dainą žmonėms. Tad šį pavasarį mūsų dienos kaip šventė suskambės naujai.
vėl mūsų svečią. Tai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistą Tomą Pavilionį. Pasitikite dar kartą nuojimus pasitikinti. O dabar skambės daina apie seną meilę, kuri nerūdyja. Čia kaip mano meilė nerūdyja Domeikavos versmės chorui, taip pat ir šita daina yra apie meilę, kuri niekada nesibaigia. Pirmą norą, tau išsaugojau mieloji, nors ir greitai bėga dienos, niekas neapleis jausmų audros. Tu lyg gulbė nešioji, tu šviesa kitam krante, apleidžia jėgos, net pačius tvirčiausius mačo. Ir laimės jėga beldžias, nors vienatvė tampa nebaisi. Ir siela lyg į sieną, nužda stiklą pažadai. Man meilė į nerūdyja, pirmoji nenugalėta, jei kitas tave mylėtų, bet kokią kainą sugrąžinčiau ją. Kai kova prasmės netenka, kai pamirškim skolą seną, jei laimė meilė gana, tai vienatvė tampa nebaisi. Ir siela lyg siela, nužda stiklą pažadai. Man meilė į nerūdyja, pirmoji nenugalėta, jei kitas tave mylėtų, bet kokią kainą sugrąžinčiau ją. Meilė į nerūdyja, pirmoji nenugalėta, jei kitas tave mylėtų, bet kokią kainą sugrąžinčiau ją. Aš taip pat savo, kaip sakant, nuo savęs noriu palinkėti šitam nuostabiam Domeikavos chorui dainuoti dar mažiausiai 30 arba gal 60 metų ir džiuginti publiką, gyventi muzikoje, būti jos vienybėje, tai yra svarbiausia, nes muzika mus ir paguodžia, ir sujungia, ir padaro mus laimingesnius. Tad gyvuokit, pasveikinkim nuostabią vadovę Rasą. Ilgiausių metų, o dabar skambės daina, kurią turėsiu dainuoti ne tik aš, o kiek aš galiu vienas dainuoti. Toks choras stovi. Tai va, prašysiu padėti.
labai tokius du sunkius žodžius. Santa Liučija. Santa Liučija, Santa Liučija. Viskas, daugiau nieko neprašysiu. Ar galėsit padėti? O tai pabandom. Jeigu suklysim, kartuosim daug kartų. Dabar bus pats garsiausias ir didingiausias klausimas, taip? Ačiū, Rinelį, tai tik nuostabi groja smuiku.
atsirado dainavimas tik įsibėgėja, reikės toliau to labiau dainuoti ir taip iki pat ryto beveik. Ir sekanti daina bus tokia tiksliau ne daina, tai yra kupletai iš Johano Štrauso tokios operetės Čigonų baronas. Ir ten yra parašyta tenorui, chorui ir orkestrui. Tai mes turime chorą, turime tenorą ir orkestrą, bet choras gali būti dar didesnis ar taip. Yra labai paprasti žodžiai tokie, kaip taip, mėlyjei draugai, aš klajojau ilgai, bet gimtoji šalis šaukia vis. Žinote šitą? Galima bandyti, galima priedainį tiesiog, kad tą, aš net taip mėlyjei. Draugai, aš klajojau ilgai, bet gimtoji šalis šaukia vis. O dabar jūs. Pagalvoti apie choro praplėtimą. Tai manau, pradedam, ar dar kažką norit pasakyti? Gerai, tai pradėkime. Ir štai vėl tėviškėn grįžau, o ji atrodo dar gražiau. Kokia nunojau žydruma, sodžių šalma, džiaugiuosi vėliai kaimanais, pažįstamų dainų mainais, ir vėl matau čigonų šėtras, kurios nebaisios jokios vėtros. Sveika laisvoji giminė, tu visada šaukei mane, nors sugrėbta pristamai, tu ir be apirių gyvuoji, vėliausiai būsi mano šaliai, mano šeimai, tarytum broliai. Našlaitis augęs žmonėse, aš vis nenurimau dvasia, ir būdamas dar paauglys, aš išmaišiau visas šalis. Ir šiam buvau, ir ten buvau, pakol žvėrinčiam pakliuvau, į žmonės elgesį kaip žvėris. Tai šičia buvo tikras gėris. Linksmai mes žaidėm su liūtu, su tigru buvome ant tų. Man raganosas gąsė kuprą, škodavo hienos čiuprą. Gralis ištiesęs straublį savo, man paduoda kakavą. Ach taip, mielieji draugai, aš klajojau kartu.
laisvalaikio salėje. Tikras jubiliejus ir tikra šventė, ar ne? Tomai, ar norite dar kažką pasakyti? Aš noriu paklausti, ar galiu pradėti paskutinį kūrinį, bet jūs čia turite nuspręsti. Ne, mes dar jūs pasilaikysime. Gerai? Gerai. Juk nereikia visko iškart. Gero po truputį, kaip sako, ar ne? O kaip publika nuspręs? Ar norite Tomo dainos dabar, ar pabaigoje? Dėja, vadovės žodis paskutinis. Tomą išgirsime šventės pabaigoje. Na, o toliau tęsime programą. 30 metų tai brandi sukaktis, kurią lydi ne tik daina, bet ir dėkingumas visiems, kurie buvo šalia šio choro kelyje. Tai proga ne tik švęsti, bet ir pasidžiaugti gražiais ryšiais, pagarbą ir bendrystę. Todėl dar ir dabar noriu pakviesti tuos, kurie atėjo ne tik pasiklausyti dainų, bet ir tarti savo sveikinimo žodį mūsų chorui versmė. Tad dabar į sceną sveikinimo žodį tarti kviečiu Kauno rajono savivaldybės tarybos narę Reginą Lukoševičienę. Pasitikime plojimais. Prašome žodis jums. Mėlieji choristai, mieloji choro vadovė Rasa, kuri nuo pat pradžių subūrėte ir išlaikėte šitą gražų kolektyvą. Ir kaip aš matau, yra žmonių, kurie dainuoja nuo pat susikūrimo pradžios. Yra tokių dar 2. Tai prašau. Ir šiandien ne vieną kartą nuskambėjo žodis šeima. Ir tikrai jūs esate šeima. Ir kaip miela, kada į šeimą sugrįžta vaikai. Tomas sukūrė tą šventę savo sugrįžimu į Domeikavą, pas jūs miela Rasa. Tikrai tai yra didžiulis pagarbos ženklas. Ir daina ne tik tais teikia tokią linksmybę, bet jinai ramina, jinai guodžia. Ir mes lietuviai didžiausiais savo sunkiais gyvenimo momentais tik giesme, daina atlaikėme didžiausius sunkumus. O su manim yra Irenijus, taipogi pirmas, tai va, jau 3 ant scenos yra pirmieji choristai. Tuomet buvo seniūnas, dirbo seniūnu ir prisidėjo, manau, kad ir prie choro sukūrimo. Tad geriausios jums kloties, dainuokite, džiaukitės patys, džiuginkite mus, o jų koncertų, dainų tiek daug buvo per 30 metų. Ir linkiu, kad jų tikrai būtų daug, o svarbiausia daug džiugesio ir meilės. Ko geriausios sėkmės. Ačiū Jums, Rasa. Dėkojame už sveikinimo žodžius. Na, o dabar į sceną sveikinimo žodį tarti kviečiu 3 žavias damas. Domeikavos seniūnę Liną Mišeikienę, jos pavaduotoją Vitą Sutkienę, bei Domeikavos seniūnijos vyriausiąją specialistę Jolantą Domarkienę. Pasitikime plojimais. Miela Rasa, miela koncertmeisterė ir mieli versmiečiai. Nuoširdžiai sveikinam Jūs 30 metų sukakties proga ir aš matau, kad Jūs jungia meiliai muzikai, o Jūs tą muziką nuostabę dovanojate mums ir džiuginate mūsų širdis. Tai linkiu Jums dar daug
sudainuoti nedainuotų dainų, tikiu, kad dar tokių yra. Ir kuo, nežinau, net ko palinkėti, kuo gražiausios sėkmės jums visiems. Dar Vito norėjau. Brangus vadovai ir choristai, buvę, esantis, mačiau čia salėje sėdintis. Aš iš tų, kad prie jūsų prisiliečiau visus tuos 30 metų. Prisimenu, kaip kūrėsi šis choras, kaip jūs jį kūrėte, būrėte, kvietėte naujus narius, bet kartu jūs kūrėte bendrystę, kūrėte bendruomenę, kūrėte kultūrą. Kaip ir minėjau, matau čia salėje sėdinčius pirmuosius narius, su kuriais teko laimė, kurie mane kvietė keliauti kartu, aplankėm ne vieną užsienio šalį, keliavome po Lietuvą ir aš vis prisimenu jūsų žodžius, iš tikrųjų taip ir buvo, visada jautiesi kaip šeimoje. Ši jūsų šeima išaugino tiek puikių žmonių, tiek jaunimo. Vien ką reiškia šiandien Tomas, nepakartojamas, žavus vyras, kuris pasakė, kad meilė šitam chorui niekada neblėsta ir manau neblės, visada bus su jumis. Tai mėly choristai, kuo geriausios kloties, kuo geriausios sėkmės ir dar daug dešimtmečių tik į priekį su ta pačia nata. Būkite laimingi. Taip pat sveikinimo žodžių kviečiu Domeikavos gimnazijos direktorių Dalių Vibrantį ir jo pavaduotoją Adą Mitpovilienę. Kviečiame ir pasitikime plojimais. Miela vadovė, mėly choristai, gerbiami svečiai. Aš irgi esu iš tų žmonių, kurie matė jūsų choro pirmuosius žingsnius. Pamenu pirmasias repeticijas, pirmuosius koncertus, pamenu pirmuosius choristus, kurie rinkdavosi repeticijas. Pamenu todėl, kad visas kultūrinis gyvenimas tuo metu vyko kuklioje mūsų gimnazijos salėje. Ten tilpo šokėjai, dainininkai, muzikantai. Ten minėjom valstybinės šventes, įsitraukėm žemė Lietuvos ąžuolai žaliuos. Ir taip 30 metų jūs mus džiuginat gražiomis dainomis, savo puikiais koncertais. Nu, apie vadovę Rasą tai turbūt reiktų iš vis kalbėti atskirai. Aš nežinau, ar Lietuvoje yra tokių chorvedžių, kurie 30 metų vadovauja tam pačiam kolektyvui. Didžiulė Rasa pagarba jums. Ačiū jums už tą darbą didžiulį. Nu ir žodžiai gražus jums. Mėly Domeikavos choro versmė dainininkai, nuoširdžiai sveikiname jūs 30-ojo jubiliejaus proga. Jūsų muzika jau 30 mečių skamba ne tik Domeikavoje, bet ir plačiai už jos ribų. Kaip tikras bendrystės, kūrybos ir meilės dainai simbolis. Jūs esate įrodymas, kad darnus balsų skambesiai suvienyje kartas, o nuoširdus atsidavimas menui įkvepia ir moko. Domeikavos gimnazijos bendruomenė didžiuojasi, galėdama būti šalia tokio talentingo ir šilto kolektyvo. Linkime jums ir toliau skleisti kultūros šviesą, burti žmonės, o svarbiausia, dainuoti iš širdies dar daugelį metų. Sveikiname. Dėkojame gimnazijos
kultūros centro direktorė Nerija Kruglekovienė. Pasitikime plojimais. Labadiena visiems, garbūs svečiai, dalyviai ir žiūrovai. Gerbiama vadovė Rasa, gerbiama skambesio meistrė Agnė, mėly choro nariai, mėly scenos bendražygiai, nematau Vytautas ir Ringailė. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esate mūsų šaunaus Kauno rajono Ramučių kultūros centro šeimos dalis. Sveikiname Jūs su šiuo ypatingu jubiliejumi ir linkime, kad Jūsų širdis niekada nenustotų dainuoti, o balsai sklistų aukštyn ir platyn, paliesdami giliausias sielos kerteles ir pakeldami nuo kasdienybės rūpesčių. Šias garbingas padėkas norime perduoti Jūsų choro vadoviai ir dar kartą padėkoti už Jūsų skirtą laisvalaikio laiką, už ištikimybę muzikai, už bendrystę ir širdį, kurią nešate kartu su daina. Tegul Jūsų dainos skamba dar daug metų ir džiugina bei šildo daugumą širdžių. Ačiū Jums labai. Dėkojame Ramučių kultūros centro direktoriai. Vadove, ar sunku laikyti savo kolektyvą savo rankose? Padėkos sako sunkesnės negu kolektyvo nariai. O aš noriu Jūsų paprašyti dar kartelį, paplokite nuostabiam chorui Versmė. Prieš 25 metus chorui suteiktas Versmės pavadinimas. Ta proga buvo suprojektuota ir su meile pasiūta choro vėliava, kurią iškilmingai pašventino kunigas prelatas Lionginas Vaičiulionis. O choro krikšto tėvais tapo Lina Sinkevičienė ir Donatas Jankauskas. Tad į sceną kviečiu choro Versmė krikštatėvius. Pasitikime plojimai. Ar yra krikšto tėvai? Krikšto tėvį jau matau, o kur krikšto mama? Ateikite, čia pas mus ant scenos ir pasidalinkite džiaugsmais. Sveiki, mėlyjei. Kur krikšto mama negaliu pasakyti, bet labai gerai prisimenu, kaip gimė vėliava, nes jinai gimė mano namų virtuvėje. Tai norėtųsi kalbėti taip, kaip Lukas Alsys sakė, kad metų tiek pat kiek chorai, šiek tiek yra kitaip. Kai buvau maždaug tiek metų jaunesnis ir ištiko toks dalykas, kad buvo klausimas, pasiūlymas, prašymas būti krikštatėviu. Pagalvojau, su šitai žmonėm tai tikrai sunku nebus. Ir tas laikas prabėgo taip greitai, buvo greičiau smagu ir gera, negu sunku. Matyti, kaip choras auga, stiprėja, plečiasi, daug naujų veidų. Pažiūrėjus į salę, irgi vos atsilaikau pagundai nuklysti prisiminimus, kaip ta pradžia buvo. Bet tai gal praleisim visi, kas esam prisimenam, o Versmė neišsenkanti, puikiai skambanti ir šiandienos bendras dainavimas su visa salė tai labai aiškiai parodė. Tai būkit, klestėkit ir tegul Versmė niekad neišsenka. Dėkojame krikštatėviui. O dabar savo mikrofoną perduodu choro seniūniai Gražinai. Na, o mes, choristai, taip pat turim kam padėkoti. Pirmiausiai, už tuos 30 sunkių metų, tai mūsų vadoviai. Ji vienintelė žino kiekvieną, pažįsta ir jos kiekvieno šeimos narius ir kiekvienoj kelioniai globoja mus,
ji kaip mama mums jau paliko. Šiemet 30 metų, tai tik tai jaunystės jubiliejus tikiuosi, kad mes dar gyvuosim ir ne vienus metus. Tad labai norim padėkoti mūsų vadoviai Raseliai Andriukaitienei. Taip pat norim padėkoti mūsų nuostabiai akomponiatoriai, koncertmeisteriai, Agnei. Kur mūsų Agnė? Šioje muzikinėje kelionėje jau neatsiejama šios šeimos dalimi tapo Vytautas Niedvaras. Vytautai, norim ir jums padėkoti. Na, o mūsų nuostabioji Ringailė. Ji virpina ne tik jūsų širdis, ji virpina ir mūsų širdis. Akšia Ringailė, ir tau norim padėkoti. Taip pat nuo choro, nuo visų vadovų, nuo choro ir nuo kiekvieno mūsų. Didžiausia padėka šiandieną mūsų buvusiam choro nariui, šiandieną operos ir baleto teatro solistui, Tomui Pavilioniui. Išskirtinį, patį nuoširdžiausią ir didžiausią ačiū turim sakyti Ramučių kultūros centrui, jo visai komandai ir naujai direktoriai Nerijai Kruglekovienei. Miela Nerija, iš tiesų esam globojami jūsų. Globojami buvom šituose namuose, bet galbūt tą globą jausim ir iš kitų namų. Štai prieš keletą savaičių turėjom nuostabią kelionę į Nidą, koncertinę kelionę, kurią mum irgi globojo Ramučių kultūros centras, kad mes ten išvyktume. Ir atvežėm jai gražią vėjelę, kad niekada nepamirštų šių namų, kad palankus vėjas pūstų į šią pusę. Ačiū Nerijai. O taip pat nuoširdus ačiū visiems klausytojams, kurie šiandieną paskyrėte mums kelias valandas, kurie šičia atvykote pabūti su mumis šitoje muzikos šventėje. Šita šventė galbūt niekada neturi ribų, ji dar tęsis mums tikriausiai ne vieną savaitę. Ir kaip Facebook'e skaičiau vieną įrašą, ar spėsit įsiblaivyti, sako, iš savo apgirtusių minčių nuo šito jubiliejaus. Taip, mes vis dar švęsim ir džiaugsimės. O šita šventė, turėčiau padėkoti, kad šita šventė turi ir rėmėjus. Norėčiau padėkoti Domeikavos seniūnijai,
ir seniūniai Linai Mišeikieniai už paramą. Taip pat noriu padėkoti Sauliaus ir Neringos Šamanskų šilauogių ūkiui. Ir aktyviam Domeikavos bendruomenės nariui Irenijui Šmitui. Ačiū Jums, bet koncertas dar nesibaigė, mes dar dainuosim. Ačiū choro seniūnai ir nepabėgite labai toli, nes aš žinau, jog choras nori pasveikinti taip pat ir Jūs. Miela Gražinutė, stipriai ir vesk chorą muzikos keliu ir padėk vadovai. Aš džiaugiuosi kartu su versme, o Jūs ar džiaugiatės? Mieli choro nariai, nuoširdžiai dėkojame Jums už lietuviškos dainos grožio ir gyvybės išlaikymą. Jūs puoselėjate dvasinės vertybės, kurios stiprina mūsų kultūrinę tapatybę ir įkvepia ateities kartas. Jūs mūsų tautos balsas, stiprybė ir viltis. Jūsų aplodismentai visiems choristams už nuoširdumą, atsidavimą ir meilę dainai. Mieli žiūrovai, ačiū, kad buvote, kad palaikėte plojimais, kad negailėjote šypsenų. Brangus versmės draugai, dėkojame, kad buvote, esate ir būsite draugais. Visus, kurie dar kartelį norėsite pasveikinti chorą su gražiu 30 metų jubiliejumi, kviečiu į mūsų didįjį foje, kur galėsite ilgėliau pasišnekučiuoti ir pasidžiaugti vieni su kitais. Tad smagios šventės Jums visiems ir gražaus likusio šeštadienio. O dabar visus kartu kviečiu, kartu su choru, sudainuoti džiaugsmingą dainą Funikuli, funikulia.
Bet žinokit, šį kartą tai reikės tikrai garsiai dainuoti. Šviečia saulė, linksmas, smagu, šiam pasauliu nebijau vargų, funikuly daug kartų ir viskas. Šitas choras moka, o šitą mokinu. Ilgai nerūpestinga širdį mano, tu kankinai, atsako. Tu kankinai, antai viršūnė rūkstančio vulkano, greičiau tenai, tenai nėra skausmų, nėra dejonių, ten gera man, tave palieku aš ir be dvejonių, vežiuosi ten, Visi kartu.